Sveiki visi, kaip ir sakiau, parodysiu video apie tai, kokį turiu aš pasidaręs šilumos siurblį oras vanduo. Tai yra išorinis blokas. Čia šiek tiek klaidų atsivedžiau, kad galėčiau, kaip sakant, dirbtų mano šilumos siurblys nuo mano baterijų, nes laidų dar po kol kas po žemę neprasikasiau, reikėtų gal nebent kitą fazę užmaitinti. Tai čia toksai, kaip sakant, mažas lifehackas, kad atsivesti laidus iš savo saulės sistemos. Tai va, čia yra išorinis blokas, kurį pirkau, galim sakyti, gavau už dyką. Yra 9, man atrodo, vadinami tie BTE, tai arba 9000, devintukas vadinamas. Jeigu kažkas tai supranta apie kondicionierius, tai yra on-offas splitas kondiškė, paprasčiausiai įsijungia ir išsijungia, jeigu reikia, bet ne invertorinis, kuris, kaip sakant, invertorinis yra paprasčiausiai mažinamos apsukos ir mažiau energijos naudoja, jeigu jau daugmaž pasiekia tam tikrą ribą šildymo arba šaldymo. Tai va, taip išorėje yra mano visas blokas padarytas, jis nėra labai toksai didelis, nėra masyvus, kaip ir sakiau. Toliau parodysiu, kas yra viduje. Kaip matote, paprasčiausiai yra vienas išėjimas, kitas grįžimas, jeigu kažkas tai kažkiek tai suprantate. Ir dabar nueisime į vidų. Gal dar pradžioj pasakysiu, kas du namas. Namas yra labai senas, statytas, uošvienė gyvena, buvęs vokiškas, apmūrytas plyta, dar šiek tiek, va matote, sienos yra molinės paliktos, langai yra plastikiniai, kas dar su šilumos, stogas senas, perdanga yra sena, gal kokie ten 30 cm užpilta tom vadinamom, nežinau, kaip ten jos vadinosis, nepjūvenos, o kažkas tai, kur šildindavos tenai medžiaga, dabar tiksliai neatsimenu. Šitas priestatas yra padarytas prieš kokį 18 metų. Stogą dar šiemet, tai yra antrą aukštą, tai yra pirmo aukšto, tarp pirmo antro aukšto vėjas pučia. Tarp pirmo antro aukšto padariau dar šiltesnę perdangą, dar 20 cm apšildinau, kad šitas kambarys būtų šiltesnis. Ir dabar, kas yra viduj, tai yra 2 kambariai šitoj va pusėje, tai yra radiatoriai, virtuvėje yra 18 kvadratų grindinis šildymas ir čia yra kambarys, man atrodo, 14 kvadratų. Taigi pratęsiu, kaip matote, va, išorinis blokas ir čia yra vadinamas tas mazgas, kuriame šilumos siurblys atiduoda savo šilumą ir vanduo pasiema šilumą ir išnešioja po visą sistemą. Čia esu pajungęs dar du radiatorius, bet aš juos atjungiu, kad čia ir taip yra normali temperatūra. Dabar kas yra svarbu, kas yra paduodama į radiatorius, kokią temperatūrą, kad jūs visi suprastumėt, kad tai nėra kažkokia tai panacėja, tai ir, kaip sakant, nebūtų kažkokia tai jums neįsivaizduotumėt, kad kažkokios tai temperatūros yra labai didelės arba labai mažos. Tai va, radiatorius yra parduodama, kaip matote, 45 laipsniai, grįžtamasis pas mane yra iš radiatorių jau 36, reiškia 10 laipsnių, ne 10, mažiau negu 9, apie 9 laipsnius nuima radiatoriai. Šiaip tai yra siurblys šiek tiek per mažas, mes su Mindaugu apie tai šnekėjome, kad reikia dėti galingesnį siurblį, bet tai yra labai didelės investicijos. Pakol kas normaliai apšildoma, grindis normaliai iššyla pas mane virtuviai. Ten kambarį temperatūra yra dabar palaikoma iki 22-23. Tai va tokios temperatūros. Visas šilumos siurblys yra valdomas per tokį pultą, bet jeigu norite invertorinį, tai reikės jau kitokį pultą pirkti ir kitokį valdymą daryti, nes ten biški sudėtingiau yra, ten nustatymai yra ir biški daugiau dačikų. Tai va, rodo grįžtamasis. Pagal šitą temperatūrą, aš nustačiau iki 38 grįžtamasis, jeigu bus, automatiškai šilumos siurblys atsijungia.
Toliau temperatūra išorinio bloko, tai yra va šitų va grotelių, kurios, kaip sakant, yra dabar šiuo metu atšaldomos ir vėjas oro temperatūra pro jos, kaip sakant, košia ir paima iš lauko šilumą. Tai jos yra temperatūra 2,9-3. Pačio išėjimo hosto vadinamo, kur iš siurblio išeina temperatūra freono, tai yra, kaip matot, 74 laipsniai ir laukia yra 13 laipsnių. Šiandien saulėta, pirmadienis, nežinau kaip Vilniaus pusėje arba Kauno pusėje, bet Klaipėdos pusėje prie Šilutės yra toks oras. Yra vėjuota, gana labai stiprus vėjas yra. Čia, kaip matote, rodo, kad net gali būti pajungtas, tai yra pajungta ant šildymo, dar kartais susidega kita lemputė, kada yra laukia biškai žemesnė temperatūra, jisai gali pajungti, man atrodo, jeigu neklystų iki 2 kW ar iki 3 kW galima dar pajungti papildomą šildymo elementą, tai yra, kaip sakant, kažkokią tai teną, jis automatiškai pats įsijungia ir pašildo teną. Ir, kaip sakant, šilumos siurbliui šiek tiek mažiau darbo, bet aš pilnai naudoju iki lapkričio mėnesio vidurio, priklausomai nuo temperatūros, šitą šilumos siurblį ir uošvinę, kaip sakant, mažiau ir malkų suvartoja ir pilnai pakanka. Senam žmogui gal ir nėra labai sudėtinga, bet vis tiek aš turiu visą laiką priminti, kad paspausti tą ir tą, čia tik tai išjungti ir įjungti ir temperatūrą galima mažinti, jisai, kaip sakant, reaguoja tiek, kiek tu nustatysi. Padaryta amplitudė yra įsijungus, pavyzdžiui, iki 38 pakilus temperatūrai. Siurblys įsijungia, esu padaręs delta 10 laipsnių, tai reiškia, kad temperatūra nukrenta vandens iki 28, automatiškai siurblys vėl įsijungia ir toliau eina. Čia dabar iš tų visų dačikų, tai čia yra, kaip jisai vadinos, lietuviškai net nežinau, rusiškai gana sudėtingai, klapanas yra 3 padėčių, ar kaip jisai vadinasi. Čia toliau yra vandens siurblio ženkliukas, vidurinis va šitas vidurinis, toliau čia yra kompresorių ženkliukas ir ventiliatorių ženkliukas. Čia kad yra šildymas įjungtas ir viskas. Tai va, jeigu kažkas tai biški daugiau galėsiu visą video padaryti apie šitą automatą. Kaip jisai pajungtas, aš turėjau senus video, tik tai, kaip sakant, buvau naudojęs rusų kalbą, dėl to, kad ten auditorija yra žymiai didesnė ir dalinausi savo įžvalgom ir savo patirtim su ukrainiečiais, su baltarusiais, su rusais, bet taip dabar tokia situacija yra, tai rusiškai nieko nebefilmuoju. Jeigu kažkam tai bus kažkoks tai noras pasižiūrėti, ką buvau prieš tai padaręs, tik tai ten rusų kalba, galėsiu atsiųsti nuorodą į kitą kanalą. Tai va, toks va, paprastas, jeigu kažką tai norėtumėt pasižiūrėti, kaip tai atrodo. Čia dabar yra uždengta, tai reikėtų papasakoti ir viską paaiškinti smulkiau. Čia dabar neįs niekaip net išardyti, net reikėtų senelės nuiminėti, bet tai nėra nieko sudėtinga. Jeigu turite, kaip sakant, jeigu jūsų rankos neauga iš tam tikros vietos, tada jūs patys ir pasidarytumėt. Galėčiau kažkiek tai prakonsultuoti. Be abejo, kad tai yra labai daug įdėta darbo, klaidų ir viso kito, tad chebryke neįsivaizduokite, kad viskas taip jums bus padėta ant lėkštutės ir jums tik beliks net kramtyti nebereikės ir viskas išeis labai puikiai. Kaip žinote, informacija yra renkama, informacija yra analizuojama. Nemažai vakarų praleidau prie YouTube žiūrėdamas ir įsivaizduokite, kad tai nėra, kaip sakant, nėra labai lengva surinkti visą informaciją. Dėl to rinkausi iš visur, kažką stebėjau, su kažkom tai bendravau ir surinkau informaciją, tad jeigu kažko tai reikės kažkokios konsultacijos, tai susisieksite su manim per Messengerį ir jeigu reikės, aš atvažiuosiu į vietą ir mes aptarsime visas kitas smulkės, tas, kaip sakant, aš pasižiūrėsiu ir galiu rekomenduoti tokią sistemą nedideliam namukui iki ten 50-60 kvadratų, bet reikia pasižiūrėti dideliam namui, naujam,
Jeigu jūs turite, kaip sakant, noro ir fantazijos, jūs galite labai daug ką padaryti, bet nepirkti šilumos siurblį, kuris kainuoja 7000. Kiek visas tas dalykas kainavo, aš jums galiu pasakyti taip. Šitą išorinį bloką gavau, kaip sakant, už dyką, jisai man nieko nekainavo. Tai jūs jau galvokite patys, kiek sumokėsite už tokį bloką. Naujas blokas kainuoja su dar vidiniu bloku išoriniu putekliu tarp nuo 350 iki 600, jeigu va tokio galingumo reikėtų. O visa kita, ką čia reikia padaryti, kainos yra dabar labai smarkiai pasikeitusios. Aš dariau tai prieš 2 metus ir man jau dabar, čia man atrodo, jeigu neklystu, jau 3 sezonas prasidėjo šildymo. Tai nežinau, kiek dabar viskas dabar kainuoja. N kartų padidėjo, 2 kartus, 3 kartus. Man išėjo kažkur tai grubiai, jeigu neskaičiuoti va šitų vamzdžių pakeitimų. Čia va visus vamzdžius skaičiau, jeigu tik tai skaičiuoti visą tai, kas yra čia viduj, kas reikalinga, visokie perihodai, visi variniai vamzdžiai, ką reikia nuvesti iki išorinio bloko, galim grubiai sakyti apie 400. Grubiai apie 400. Bet neužmirškite, jeigu jūs viską darysite, jums reikės įrankių. Įrankiai kainavo, vėl galiu grubiai pasakyti, apie 300 eurų. Visus įrankius nusipirkau, jūs galite ieškotis meistrą. Meistras, kaip žinau, be 300, be 400 tiksliai nevažiuos, nebent jūs esate viską jau išvedžioję, tik tai atvažiuoja nuorinti, viską suvalsuoti ir sudėti. Tai jeigu turite meistrą, kuris jums atvažiuos ir pigiai padarys sistemą, tai čia pasidaryti dar žymiai pigiau. Tai va, toks savo video, gana ilgokas. Rašykit komentarus, neužmirškite prisijungti prie kanalo, nežinau, kiek dar kažką tai pafilmuosiu, bus ir video iš Saulės mano sistemos, baterijos. Tai va, jeigu kažko tai norėsit sužinoti, tai paprasčiausiai paprašykite, jeigu išeis apie ką nufilmuoti, arba smulkiau paaiškinti, paprašykit, pabandysiu nufilmuoti ir kažkiek tai pasidalinsiu informaciją. Bet labai sunku yra taip, kai vienas paklausia, antras paklausia, kiekvienam aiškinti atskirai. Geriausias yra dalykas, tai yra, kaip sakant, susitikti, viską papasakoti, išaiškinti, kaip būtų paprasčiau padaryti, o dar geriausia tai pamatyti pačiam, tai yra tą objektą, tada gali pasakyti, ar tai verta ar neverta. Nežinau, ar kažkiek tai jums vertingas šitas video, tad prasikomentuokit, tai yra duokit komentarus. Neužmirškit palaikinti arba dislaiką užstatykit, man jokio skirtumo nėra. Kanalas jaunas. Tai va, ačiū Jums už dėmesį visiems ir iki sekančio video.